Šventų Jonų bažnyčia. Tokia artima ir puikiai pažįstama. Čia gavau diplomą, čia stebėjau, kaip susitokia draugai ir čia išgirdau vieną šiurpiausių legendų apie Vilniaus praeitį. Išties, retas Lietuvos statinys matė tiek daug, kiek Šventų Jonų bažnyčia. Pastatyta ji taip seniai, kad jai iškilus Vytautas Didysis dar buvo gyvas. Kolumbas dar nebuvo ne tik atradęs Amerikos, bet ir gimęs. O Gutenbergas dar nebuvo išradęs spaudos, tad galime drąsiai teigti, kad bent kurį laiką visi Šventų Jonų bažnyčioje skaitomi tekstai buvo rašyti ranka. Ši bažnyčia pastatyta 1426 metais. Žinoma, tada ji atrodė kitaip, buvo gotikinio stiliaus ir dar neturėjo varpinės. Metams bėgant jį keitėsi, buvo niokojama gaisrų ir karų, bet vis atstatoma. Taip bažnyčios išvaizda vystėsi, kol įgavo dabartinį, Vilniečiams gerai pažįstamą pavidalą. Nieko keisto, kad per tokią vingiuotą 600 metų istoriją Šventų Jonų bažnyčia užgyveno paslapčių ir apsipynė legendomis. Bent dvi iš jų tuoj papasakosiu. Čia šiurpioji laida Ūkanos, jums kalbu aš, Arnas Aleksandravičius. Šventų Jonų bažnyčia ypač suklestėjo 16 amžiaus pabaigoje, kai ji atiteko jėzuitams. Jie ją atnaujino, puošė, ėmė statyti jos įspūdingąją varpinę ir pavertė šią bažnyčią neabejotinai viena prestižiškiausių mieste. Nenuostabu, kad dažnas prakutęs Vilnietis norėjo šios bažnyčios požemiuose atgulti amžinojo poilsio. Norinčių būti čia palaidotais radosi tiek daug, kad užpildė visus bažnyčios požemius. Galiausiai nuo 17 amžiaus pradžios jėzuitai Šventų Jonų bažnyčioje laidoti pasauliečių beveik nebeleido, išskyrus labai retus atvejus, kai kalbama apie ypač dosnius jėzuitų rėmėjus. Kodėl jėzuitai nebenorėjo priimti mirusiųjų, pasakoja viena legenda. Pirmasis ją aprašė jėzuitų kunigas Adomas Ignacas Naramovskis. Jis šią istoriją pristatė ne kaip legendą, bet kaip tikrą įvykį. 1600 metais mirė turtingas Vilnietis. Jo artimieji, kaip ir dera tokiam žmogui, išlydėjo jį iškilmingai. Aprengė prabangiais drabužiais, rankas papuošė aukso žiedais su brangakmeniais, paguldė į šilku išklotą karstą. Ta karstą daugybė žmonių palydėjo į Šventų Jonų bažnyčią. Ten, gedulingai išpuoštoje Marijos apsireiškimo koplyčioje, karstas buvo paliktas nakčiai ant pakylos. Tačiau laidotuvių dalyvių minioje atsirado pikta akis, pastebėjusi mirusiojo turtus, ypač tuos labai brangius žiedus ant pirštų. Niekadėjai nusprendė pasinaudoti progą. Naktį bažnyčioje liko budėti tik vienas berniukas, kuris įprastai saugodavo užrakintas jos duris. Kai sutemo, prie vaiko prisiartino plėšikai. Grasindami, jie liepė jam įlipti į bažnyčią pro langą ir grįžti tik su numirėlio žiedais. Berniukas neturėjo kitos išeities, iš baimės pakluso. Bet vos patekęs į tamsią bažnyčią, pajuto stingdantį siaubą. Prie altorių vos pleveno švieselės, lyg kažkas ten judėtų. Šventųjų paveikslai atrodė lyg piktai sektų jį akimis. Drąsindamas save, berniukas įžengė į koplyčią ir sustingo iš siaubo. Prie karsto stovėjo giltinė skulptūra, kuri mirgančioje šviesoje atrodė lyg judintų dalgį. Angelų skulptūros atrodė lyg nepritariančiai linguotų galvomis. Vis dėlto jis susikaupė ir užlipo ant pakylos laiptelių. Pakėlė karsto dangtį ir pamatė ant mirusiojo rankų spindinčius žiedus. Berniukas iš lėto tiesė rankas tos žiedus nuimti, bet vos tik jis palietė šaltą sustingusi pirštą, velionis atsisėdo. Jis išplėtė negyvas akis, sugriebė berniuką už drabužių ir suklikė siaubingu balsu. Broliai pasmerktieji,
gelbėkit mane. Tada bažnyčia ėmė drebėti, kilo pragariškas triukšmas. Vėjas švilpė, kažkur bildėjo akmenys, požemių durys trankėsi. Girdėjosi šiurpus balsai ir dejonės. Iš karstų ėmė kilti mirusieji. Jų buvo tiek, kad netrukus visa bažnyčia prisipildė tų šiurpių būtybių. Kas neseniai palaidoti, buvo perbalę, o seniau arba jau apipuvę, sutrūkinėję ir dvokiantis, arba vien griaučiai, kurių kaulai sausai tratėjo, kai jie artinosi prie berniuko. Lauke tykoje plėšikai išgirdę šį košmarą išsilakstė, o berniukas, netekęs amo, šiaip taip išsivadavo iš mirusiojo gniaužtų ir nėrė kuo toliau nuo tų baisybių. Jis užbėgo laiptais į viršų ir užsibarikadavo prie vargonų. Tačiau numirėliai nesiruošė pasiduoti. Jie pradėjo versti karstų nuolaužas, krovė jas į krūvą ir virsdami vienas per kitą lipo aukštyn. Kaulėtos rankos jau tiesėsi link berniuko, siaubo apimtas jis nebežinojo, ką daryti, todėl sušuko: Jėzau, Marija! Ta pačią akimirką pasmerktieji nugarmėjo žemyn. Jų kūnai krito su trenksmu, kai kurie subirėjo į kaulų krūvas, bet kiti stojosi ir vėl kilo aukštyn. Berniukas suprato, kad tik malda gali jį išgelbėti. Kaskart, kai numirėliai priartėdavo, jis persižegnodavo ir šaukdavo šventuosius vardus. Ir kiekvieną kartą mirusieji griūdavo atgalios. Galiausiai mieste užgiedojo pirmasis gaidys. Visi prakeiktieji nugarmėjo žemyn paskutinį kartą. Tyla apgaubė bažnyčią. Numirėliai nebeatsikėlė, o berniukas leisgyvis liko gulėti ant vargonų. Ryte, kai pirmieji žmonės atėjo į bažnyčią, jų laukė neapsakomas reginys. Ant grindų gulėjo šimtai lavonų, sulaužyti sarkofagai, išplėšti karstai. Tik keletas karstų, kuriuose ilsėjosi jėzuitai, liko nepaliesti, jie nebuvo pasmerktieji. Berniuką, vis dar virpantį iš siaubo, nukėlė žemyn. Jis papasakojo viską, kas įvyko, tačiau ilgai netvėrė. Netrukus susirgo smegenų uždegimu ir mirė. Po šio įvykio bažnyčia valė 2 savaites. Visi negyvėlių palaikai buvo išgabenti už Rūdninkų vartų ir palaidoti prie Švento Stepono bažnyčios. Legendos nupasakojimas kelia įspūdį dėl savo tikslumo. Aiškiai pasakoma, kuriais metais, kurioje bažnyčios koplyčioje tai vyko ir net kur jėzuitai užkasė prakeiktųjų palaikus. Vieni legendos pasakotojai teigia, kad dėl šio įvykio jėzuitai ir uždraudė laidoti Šventų Jonų bažnyčioje, kad daugiau taip nenutiktų. Kiti, pavyzdžiui Jonas Bulota, rašo, kad buvo atvirkščiai. Kadangi bažnyčioje jau nebebuvo likę vietos laidoti pačių jėzuitų, teigiama, kad reikėjo preteksto atlaisvinti požemius, išvežant anksčiau palaidotų asmenų kaulus. Todėl patys jėzuitai sukūrė šią legendą, kad pateisintų palaikų išvežimą. Kurią versiją tikėti, palieku spręsti jums. Aišku yra tai, kad Šventų Jonų bažnyčios požemiai daug šimtmečių audrino Vilniečių vaizduotę. Tarp Vilniečių sklido įvairiausios legendos ne tik apie numirėlius, bet ir apie pasakiškus turtus, kuriuos požemiuose neva slėpė jėzuitai. Todėl turiu dar vieną pasakojimą apie nutikimą artimai susijusi su Šventų Jonų bažnyčia ir jos požemiais. Nors ir nieko paranormalaus jame nėra, bet paslapčių ir įdomybių daug. Šilta 1854 metų vasara. Vieną rytą prie Jonų bažnyčios durų praeiviai pastebėjo sėdintį zakristijoną. Sėdėjo ilgai, pernelyg ilgai. Pabandę užkalbinti, suprato, kad zakristijonas išprotėjęs. Jis tiesiog sėdėjo ant laiptelio ir žaidė keliomis senovinėmis auksinėmis monetomis. Žmonės prisiminė, kad dar vakar zakristijonas buvo sveiko proto,
o dabar net negalėjo suprantamai kalbėti. Galiausiai žmonėms besibūriuojant, nelaimėliui sušlubavo sveikata ir jis buvo išgabentas į ligoninę. Kilo įtarimų ne tik dėl to, kas nutiko Zakristijonui, bet ir iš kur jis gavo tuos auksinius pinigus, kuriais žaidė. Įvykį ėmė tirti policija. Iš pradžių apžiūrėjo Šventų Jonų bažnyčią ir jos požemius, bet nieko įtartino nepamatė. Tik vėliau ėmė aiškėti keistos aplinkybės. Pirmiausia, išsiaiškinta, kad vakare pas Zakristijoną atėjo kažkoks nepažįstamas užsienietis. Vyrai trumpai pasikalbėjo ir abu kažkur išėjo. Policija nustatė, kad užsienietis turbūt buvo italas, nes apsistojo už rotušės įsikūrusiame Italijos viešbutyje, kur jo kambaryje rasta itališko laikraščio skiautė. Diena anksčiau atvykėlis apmokėjo viešbučio sąskaitą, nusamdė vežiką ir išvyko. Šios informacijos nepakaktų, kad suprastume, kas čia įvyko, tačiau Zakristijonas ligoninėje atgavo sąmonę, detaliai viską papasakojo policijai ir baigęs savo pasakojimą mirė. Prieš mirtį Zakristijonas prisipažino, kad už atlygį jis sutiko palydėti nepažįstamą svetimšalį į bažnyčią. Svetimšalis užrišo Zakristijonui akis, liepė kelis kartus apsisukti ir ilgai vedžiojo jį po bažnyčią. Kai pagaliau sustojo, nepažįstamasis lyg pastūmė kažkokį labai sunkų daiktą ir atidarė girgždančias duris. Tada abu nusileido žemyn, kur Zakristijonui buvo leista nusiimti akių raištį. Čia jis pamatė nepažįstamą požemį, o jo gale geležinės duris. Svetimšalis paprašė Zakristijono, kad padėtų jam atidaryti tas duris. Kai jos prasivėrė, iš vidaus pabiro visokiausios brangenybės ir auksinės monetos. Mįslingasis svečias ėmė viską krauti į savo lagaminą. Zakristijonas, supratęs, kad įsivėlė į kažką itin nedoro, puolė nepažįstamą vyrą, tačiau šis patiesė jį vienu smūgiu. Paskui padėjo atsistoti, vėl užrišo jam akis ir liepė padėti tempti į viršų sunkų lagaminą. Užlipus, Zakristijonas pajuto, kad jam į kišenę įkišo saują auksinių monetų ir davė pauostyti iš buteliuko kažkokio skysčio. Nuo šios akimirkos jis nieko nebeatsiminė. Vėliau atsirado ir vežėjas, kuris padėjo svetimšaliui išvykti. Ir su juo atsitiko panašiai. Jis sutiko žmogų su sunkiu lagaminu nuvežti į Trakus. Tačiau vos išvykus iš Vilniaus, keleivis pasiūlė užsukti ko nors užkasti ir pavaišino vežėją degtine. Galimai į ją buvo įpilta kažkokių nuodų, o gal vežėjas neprisipažino, kad degtinės buvo išgerta ne vienas ir ne du stikliukai, bet vos atėjęs prie vežimo, vežėjas pasijuto blogai ir neteko sąmonės. Pabudęs jau nerado nei arklio, nei vežimo, nei keleivio. Policija ieškojo paslaptingojo svetimšalio pėdsakų, dar kartą atidžiai apžiūrėjo bažnyčios požemius, bet taip niekada nieko ir nesurado. Žinoma, kad paslaptingieji Šventų Jonų požemiai kerojosi po žeme gerokai toliau nei bažnyčios sienos. Pavyzdžiui, 1886 metais netoli bažnyčios įgriuvo grindinys ir atsivėrė įėjimas į nežinomą požemį. Universitete veikusios gimnazijos mokiniai, aišku, iš karto nusileido į tą įgriuvusį požemį ir pamatė, kad ten yra koridorius, o jame kažkokios durys su užraktais. Bet mokiniai iš įgriuvos buvo tuoj išvaryti, o ji pati užmūryta ir užkasta. Kur dabar yra buvusios įgriuvos vieta, neaišku. Nesvarbu, ar tikite mano papasakotomis legendomis. Šventų Jonų požemiai ir be jūsų tikėjimo turi daug paslapčių. Kai kurios dar laukia, kol jas atskleisime, o kitos liks paslaptimis amžinai. Kviečiu nenustoti ieškoti. Ačiū, kad klausėte. Jeigu jums patiko ši laida, ji gali patikti ir jūsų draugams. Pasidalinkite su tais, kam tai galėtų būti įdomu, ir taip padėkite laidai augti. Būsiu labai dėkingas. O gal turite šiurpią istoriją iš savo gyvenimo, arba žinote legendų iš savo miesto ar miestelio praeities? Prašau, atsiųskite man elektroniniu paštu arnas@ukanos.lt
arba tiesiog įkelkite adresu ūkanos.lt.